Sveiki iššūkio dalyviai. Šiandieną vėl su mumis Dovydas Lukšas, Maistas yra vaistas įkūrėjas ir mūsų edukacinis partneris. Šiandienos tema – skonis lygu natūralumas. Tai labai, man atrodo, tiesiog jau ir paprasta sutikti su šituo teiginiu iš karto. Jaučiasi, kada tas skonis yra, jeigu kažkokius sintetinių vaisvandenių, kas yra geria ten kažkokios atseit vaisių skonis, bet labai, man vaikystėje visada labai jausdavos, kad kažkoks cheminis tas skonis, jisai nėra natūralus. Toks net atrodo nupurtydavo kartais, ko ten yra, aš kažkaip vaikas nesusimastydavau tuo metu, bet nei ten gerųjų bakterijų, aišku, būdavo, nei ten kažkokių enzimų, nei ten kažkokių naudingų apskritai medžiagų, daug labai cukraus ir panašiai. Mes gamtoje turim tos 5 skonius ir mums jų visų žodžiu reikia. Ir dievų maisto produktai būtent ir išsiskiria tuo, kad yra labai daug skirtingų jau įvairių uogų, vaisių, daržovių, žolelių pagamintų mums tų probiotinių užtaisų tokių. Ir aš keletą pavardinsiu, gal kažką dar pridėti galėsi, tai pavyzdžiui, pelyno, habanero, imbiero, ananasų, mėlynių, šilauogių, moliūgų, česnakų, kas dar yra? Apelsinų, mandarinų, godžių uogų, iš šiaip kiaulpienių fermentuojam, kas dar yra. Daug, iš tikrųjų virš 30 paletė tikrai labai didžiulė, net nelengva be užrašo visus juos ir sudiktuoti. Bet kaip ir Dovydas minėjo, ta paletė plati dėl to, kad kiekvienas augalas, vaisius, daržovė turi savus tiek mikroelementus, tiek vitaminus, tiek enzimai skirtingose, sakykime, vaisiuose. Tai dėl to tas toksai, sakykime, ir ta paletė dėl to tokia ir didžiulė pas mus. Plius, kaip žinom, apskritai, kad kiekvienas vaisius daržovė pasižymi kažkiek, tais mes negalim to žodžio vartot, bet, sakykime, negydančių, bet, sakykime, organizmą atstatančių pobūdžių. Tai dėl to mes ir ieškom tų ingredientų, kurie labiausiai padeda mūsų organizmams vienu ar kitu atveju ir po truputėlį plečiam savo tą gėrimų, sakykime, natūralių gėrimų spektrą. Tai yra keletas vartojimo būdų, kaip galite matyti čia. Tas skonis, kaip man buvo pasakota, tai irgi paaštrėja, jeigu yra įdedama medaus, todėl kad čia labai aktyviai vyksta tie rūgimo procesai ir netgi su labai saldžiais vaisiais, įvyksta, kad ganėtinai rūgštus tas gėrimas, jis nėra tikrai, kad kažkoks saldus labai, jis tikrai jaučiasi, kad yra gerai parūgintas, ta rūgštelė jaučiasi ir jeigu įdeda medaus, tada išsiryškina tas vaisiaus ar žolelės ar daržovės skonis labiau. Tai čia pagal asmeninį jūsų, sakykime, pasirinkimą ir taip pat kokioj stadijoje jūs esate su mikrobiota savo, nes jeigu į kiekvieną taurę pradėsim dėti po šaukštelį medaus, jeigu suvartojat 2-3 per dieną, paskaičiuojam tada per savaitę, per mėnesį, tai gaunasi nemažai medaus, nemažai cukraus. Sveikam žmogui su sveika mikrobiota, manau, viskas gerai čia su to būtų, bet jeigu dar esate tokiam valymosi procese, kur, tarkim, kandida grybelio dar daug, to daryti nerekomenduočiau. Suprasti tą, ką mes sakėm, kad skonis ir čia yra tikras, tai nėra skonio stiprikliai, tai yra tikras skonis iš to, kas yra naudota, kokie augalai. Ir kad kiekvienas tas skonis turi skirtingą šiek tiek funkciją. Tai galite pajausti, paklausti kūno, kokio gėrimo, tarkim, šiandien norisi, kokios spalvos norisi, kokio to pojūčio, ar kažko saldaus, ar rūgštaus, ar kartaus, ar aitraus kažko ir panašiai. Tai ir tas labai padės tiesiog subalansuoti organizmą. Ta įvairovė yra ir tam, kad jūs ją panaudotumėt, suvartotumėt, ne tik kažkokį vieną, skonį įsimylėtumėt, o kad panaudotumėt visus. Taip, nes kaip pradžioje Dovydas šnekėjo apie vaisvandenius, iš tikrųjų ir mugėse stovim, ir su žmonėm bendraujam, ir
daugelį įsišnekėję suprantam, kad tikrai žmonės labai stipriai yra sugadinę savo skonio jutiklius ir jiem jeigu rūgštesnis, jau jie sako kažkas ne taip, sakykime, nors realiai tie vaisvandeniai visi daromi chemijos pagrindu, ten kažkokie koncentruoti, kažkas supilta, geriausiu atveju tenais sultis, sakykime, kurios irgi pasterizuotos, koncentruotos ir gyvybės nėra, bet kadangi nuo vaikystės visi esam pratę tokius gėrimus gert, mums tas natūralumas atrodo kaip kažkoks keistas dalykas, nors kaip pagalvojat atvirkščiai turėtų būti. Tai vat, geriant būtent fermentuotus gėrimus tikrai pradedi jaust, netgi, sakykime, valgant kažkokias uogas ar kažką tai žalio, po to jau, kai receptoriai atsistato, visiškai kiti skoniai. Ir kad šitą momentą pagauti tik tais patys galit, nes apie tai papasakot, labai sunku apie skonio tą pasikeitimą, kaip jis iš tikrųjų, ant kiek stipriai pasikeičia nuo to, kaip prieš vartojimą buvo ir kaip dabar tas natūralumas yra jaučiamas. Šiaip dar toksai motivacija, kad kaip pradėsit labiau sveikiau maitintis ir mažiau tų tokių stimuliavimų, kokių gamtoje, tarkim, nebūtų, nes maisto industrija tai ne viskas sudeda, druskos, cukraus, riebalų tokį kiekį taip sudeda, kad sproginėtų tiesiog burnoje, umami, visas tas skonis, ne viskas taip atrodo, bet gamtoje taip tikrai tokių produktų nėra, kad tokiu intensyvumu taip tiesiog pažalintų visas tas jusles, bet tuo pačiu, kai mes pradedam tiesiog maitintis sveikiau, pradeda atsistatinėti tas jautrumas ir jeigu mes valgome tiesiog paprastą, tikrą gyvą maistą, mes pradedam labiau įsijautrinti į tuos pojūčius ir tai yra kaip tarsi kažkoks labai daugam jau toksai šiek tiek užmirštas refleksas, bet jisai iš tikrųjų iš tokios fizinės perspektyvos taip pat padeda atlikti kai kuriuos procesus ir geriau pajausti, kokio maisto kūnas nori. Tai galų gale tai yra tiesiog naudinga sveikatai, kai mes galim pajausti, kokio mes maisto norim. Ir tai skaita ir apskritai mitybą, o jeigu dievų maisto vartojimo kontekste, tai turit virš 30 skonių ir galite irgi pajausti, kada norisi aitraus, saldaus, rūgštaus, kartaus ir taip toliau. Manau, kad šiandien tiek. Tada ką, gražios dienos ir iki sekančių susitikimų.